Virtualios pažintys visada turi 2 stadijas. Iki fotografijos pamatymo ir po to. Žodžiu, įmonėje prie naujai priimtos administratorės prieina vadovo, direktoriaus žmona ir jai sako: na, sveika, matau, tu čia naujokė ir aš tikiuosi, kad tu nebūsi tokia energinga ir žvitri, kaip prieš tai buvusi administratorė. O tai kas buvo prieš tai administratorė? Aš. Loterija yra tiksliausias statistinis būdas sužinoti šalies optimistų skaičių. O, taip. Žodžiu, ateina vyrukas darbintis į statybas, kalbasi su statybų įmonės vadovu. Vadovas sėdi, sako: degtinė geri, o yra? Ne, aš iš principo klausiu. Jei nėra, nu tai iš principo tada ne. Knygelėse vaikams pasirodė naujas pasakų personažas – blaivusis statybininkas. Į mano temą. Aš turiu seną anekdotą, naują interpretaciją. Kiek reikia blondinių norint išsukti elektros lemputę? Nu, kiek? Vienos. Ji laikosi už lemputės, o pasaulis sukasi aplink ją. Taip. Anksčiau 5 reikėdavo, ar ne? 4 laiko stalo kojas, viena ant stalo ir panašiai. Mergina laukė laiško nuo svajonių princo, bet atėjo paštininkas ir atnešė lapelį apie pensiją. Nelaukit ilgai. Kalėjimo viršininkas, čia Jungtinėse valstijose, toje valstijoje, kur dar leidžiama mirties bausmė, prieina prie žmogaus, kuris nuteistas miriop, jis sėda elektrinėje kėdėje ir sako: jūsų paskutinis noras. Sakykite. Ne, galite, viršininkė, palaikykite mane už rankos, man tai bus ramiau. Super.